Sveiki atvykę į Blender Lietuva kanalą ir šiandien aš jums parodysiu dar vieną smagų dalyką, ką galima padaryti su kaukėm. Tai ilgai nežaidžiam, įsikeliam vaizdo įrašą, kepurę. Ir aš iškeliu tikslą, kad geriau matytųsi, bet aš iškeliu tikslą, kad noriu pakeisti raudoną dėžę kitą spalvą. Tai parodysiu, nedarysim idealiai, bet tiesiog pavyzdžiui, kad geriau matytųsi, color balance, padarom, uždedam per modifier color balance, padarom va tokį mėlyną, čia geltoną, tarkim, ir žalią, kad atsiskirtų tiesiog. Taip, tada, kadangi pas mane įdiegtas pluginas Movie Strip to Compositor Sync, kad reikėtų kuo mažiau išeiti iš Blenderio, tai aš apie jį kalbėjau kitose vaizdo įrašuose, tai būtinai instaliuokit ir būtinai dar priminsiu, kad persistatyti Keymap reikia į left, nes kitaip nerasit jūs jo, nes jisai veikia tik tai per left. Ir tada strip, disconnect strips, Movie Strip to Compositor Sync. Nusiplovė visi mūsų pakeitimai, nesvarbu, esmė tokia pati. Susirandam savo vaizdo įrašą, einam į masking panelę, atsidarom maskingą, padarom new mask, tada galima su control dėliot kaukės taškus, bet kadangi čia dėžė, tai man reikia tiesiog pasimti kvadratą, S, pasididinti šiek tiek ir dabar mes ją animuosim. Tai G, pagal kvadratus, pagal užrakto kadrus, kvadratą, pagal judėjimą kvadratą. Viso neanimuosiu, bet pažiūrim, kas gaunasi. Animuojasi, plius minus pusė velnio, kadangi čia pamoka, tai nereikia labai idealiai, tiesiog noriu parodyti patį principą. Vėl grįžtam į pagrindinį takelį, video editingą. Pasirenkam savo takelį, atsidarom modifiers ir galim pasirinkti, man reiktų dabar, tarkim, hue correct. Ir ta prasme visose šituose modifieriuose galite pridėti savo kaukės arba kaip takelį, kaip paprastas kaukės, kaip rodžiau pavokoj, arba sudėtingesnės kaukės. Tai dabar aš pasirinksiu sudėtingesnę kaukelę, kvadratą ir pabandysiu pakeisti spalvą kaip nors. Gal čia nebuvo pas geriausias modifikatorius, kurį pasiėmiau. Tarkim, color balance, mask. Va ir matos, spalva keičiasi. Tiesiog reikėjo pasirinkti tą modifikatorių, kad geriau matytis. Aišku, čia dar reiktų padirbėti, kad eitų pagal šitą kraštą, kad eitų tobulai, bet tiesiog norėjau parodyti ir stebėkit. Mačiau visokių tutorialų, kaip galima akių spalvą pakeisti šitaip, kaip galima pakeisti plaukų spalvą, kaip galima padaryti sky-fi akis ir panašiai. Galybės yra didelės, dėl viso ko galima paimti kitą modifikatorių, tarkim brightness contrast, jį galima pakelti į viršų, tarkim brightness 10, neuždėjau mask, tarkim brightness 10, kontrastas 100, pavyzdžiui. Tiesiog parodyti, kaip iš tikrųjų negali taip atrodyti vaizdo įrašas. Turi atrodyti normaliai. Jeigu aš darysiu be maskės toliau, jeigu aš nedėsiu maskės ant vaizdo įrašo, tai tada galiu, ta prasme, daryti pakeitimus ant vaizdo įrašo spalvos, spalvinius ir maskė vis tiek lieka va būtent toj vietoj, tai, kaip gal padarykim ne tokį ekstremalų 50. Čia biškai per tamsų, tarkim, tai gal pašviesinam 50. Irgi per šviesą 25. Dabar gavosi, kad šviesiau už visą kadrą, ir maskė ūsų. Tai tiek šį kartą ir susitiksim kitose pamokose.